Sveiki visi. Norime jums pristatyti elektromobilį, kuris yra toks pirmasis Lietuvoje. Ir kuogi šis elektrinis e-Berlingo modelis yra toks ypatingas? Ogi tuo, kad gale yra sumontuota neįgaliesiems skirta įranga. Netrukus pakelsime galinį dangtį ir papasakosiu plačiau. Kairėje pusėje yra sumontuotas tritaškis saugos diržas, kuris skirtas neįgaliajam prisegti. O štai čia jau matote pandusą, kuris atsiverčia ir kurio pagalba gali vežimėlis labai lengvai įvažiuoti į automobilio vidų. O pandusas atsiverčia labai lengvai, tai reikia paspausti štai šį raudoną mygtuką ir prilaikant už rankenėlės nuleisti pandusą ant žemės. Vežimėlio priekiui tvirtinti yra skirti štai šie ilgi diržai. Vienas yra kairėje pusėje, kitas dešinėje pusėje. Ir jie taip pat yra skirti tam, kad vežimėliui neleistų nuriedėti atgal. Šie laikikliai skirti galiniai vežimėlio daliai pritvirtinti. Juos taip pat yra lengva nuimti ir uždėti. O kai neįgalusis nekeliauja automobiliu, pandusas užsiverčia ir tarnauja kaip įprasta bagažinė kroviniui vežti. Jeigu turite kokių klausimų, tai galite drąsiai rašyti. O daugiau informacijos rasite mūsų tinklapyje www.sunegalia.lt.